Džiaugiuosi Jums pranešdamas apie dar vieną Juliaus laimėtą bylą. Trumpai Jums pristatysiu, su kokia teisinė problema šįkart susidūrė Juliaus klientas. Klientas paveldėjo tėčiui priklausiusias žemės sklypų dalis ir gyvenamojo namo dalį, bei tapo bendraturčiu su palikėjo sūnumi iš pirmos santuokos. Kadangi klientas siekė įgyti nuosavybės teisę į visą palikėjo turtą, teismui pateiktas ieškinys dėl turto atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės. Sprendimas. Parengtas ir teismui pateiktas ieškinys dėl turto atidalijimo iš bendrosios nuosavybės išmokant bendraturčiui piniginę kompensaciją. Rezultatas. Teisminio ginčo metu sudarius taikos sutartį, klientas įgijo nuosavybės teisę į bendraturčio turto dalį, o bendraturčiui priteista piniginė kompensacija. Jei kyla klausimų dėl turto atidalijimo iš bendrosios nuosavybės, su Juliumi galite susisiekti telefonu arba elektroniniu paštu.